Sveiki! Atvykome pas klientą pakeisti kamerų ne tik dėl to, kad jo ženkliai patobulėjo, bet pasikeitė ir kliento poreikiai. Klientas nori matyti ne tik ryškesnį ir gražesnį vaizdą nakties metu, bet ir gauti tikslingus ir konkrečius pranešimus iš tam tikro perimetro. Tai yra, atvyko automobilis, praėjo žmogus ar tiesiog prabėgo gyvūnas. Eikime pažiūrėti, ką kameros mato nakties metu. Taigi, vaizdas nakties metu mūsų nedžiugina, sunku suprasti, ką matome, vaizdas nespalvotas ir kamera, žinoma, neturi vaizdo analizės. Taigi, pirmiausia, keisime šią kamerą ir niekada nepatartume rinktis kameros su stikliniu gaubtu. Taip pat keičiame šią kamerą, štai ten įmontuosime naują kamerą, pakeisime taip pat ir šią. Štai ši kamera yra sumontuota negerai, todėl mes ją įrengsime štai ten ir imamės darbo. Lauke montuosime šias full color kameras, kurios nakties metu mums rodys spalvotą vaizdą. Kamerų montavimo darbai baigti, viskas vyko greitai ir sklandžiai, tad eikime pažiūrėti rezultato. Štai šioje vietoje sumontavome kamerą su LED pašvietimu, kad naktį matytume spalvotą vaizdą. Taigi, sumontuotoms kameroms nupiešėme perimetrus bei sudėjome daug kirtimo linijų, kad klientas gautų tikslius pranešimus apie automobilius bei žmones ir kameros nereaguotų į nereikšmingus pranešimus. Pažiūrėkite, koks kardinalus skirtumas tarp naujosios ir senosios įrangos. Nakties metu vaizdą matome ryškiai ir šviesiai, o tai yra todėl, kad naudojame kamerą, kuri yra itin jautri šviesai. Laiko juostoje matote oranžinius brūkšnelius, kurie pažymi apie įsibrovimą į mūsų pažymėtą perimetrą. Kaip ir minėjome, viduje matome spalvotą vaizdą ir jeigu nenorime įrašinėti darbuotojo kompiuterio, mes tą vietą tiesiog galime uždengti. Taigi, šiam objekte darbai mūsų baigti. Važiuojame tęsti darbų kitur.